Naisiai – gyvenvietė netoli Šiaulių. Jaukiai apsnigti dailūs namukai, mokykla ir ambulatorija. Kaip ir visoje Lietuvoje, bene svarbiausia vieta miestelyje. Birutė Liaudanskienė dar visai neseniai čia tebedirbo ambulatorijos vedėja. Atidavė savo 50 darbo metų. Bet apie viską nuo pradžių. 1959 metais baigiau felčerio specialybę ir tada buvo galima rinktis, kur tu nori gali dirbti. Vietų buvo daugybėm ir visur įsteigiami daugumoj vis nauji felčerio, akušerės, medicinos punktai. Ir aš pasirinkau Šiaulių rajoną, Šelvenų medicinos punktą. Pėsčia nuėjau į darbą, gal 12 kilometrų. Ir man tik parodė tokį nedidutį kambariuką visiškai, kur man reikės įkurti medicinos punktą. Nieko ten nebuvo, tik tai patalpos. Paprašiau, kad sukaltų kušetę medinę. Ir paskui staliuką. Dar vėliau jauna, jau įgavusi patirties felčerė pradėjo dirbti čia, Naisiuose. Atvažiavo ir sako, na, ar čia reikalinga tiem daunoram keletas namų ir kad čia būtų tas medpunktas, tai gal jį iškeliami į Naisius. Aš duodu, jis tada gyveno šitame name, aš atiduodu savo namą, tik man pasakyti, ką reikia daryti, kaip čia reikia įrengti ir tegul būna, Naisių gyvenvietė vis tik didelė, žmonių daug, vis tiek žmonės iš Naisių važinėja iki Daunoro pas jumis ir įrengiam ten. Aš tai sakau, tai man Dievo dovana, kad aš patekau pas Česlovą Karbauskį. Reiklus, geras, jam svarbiausia rūpėjo, kad būtų daug jaunimo, kad būtų daug dirbančių žmonių, visiškai įrengė tą medpunktą, kaip reikia. Tokia buvo pradžia, pasakojo Birutė. Degė norų dirbti, galvoje daugybė žinių, praktikos stigo. Tačiau vis tiek, kaip ji pati sako, esi keliasdešimties kilometrų spindulių vienintelis medicinos darbuotojas. Kaip žmonės paprastai vadino, tiesiog kaimo daktaras. Apžiūriu ligonį ir man kyla įtarimas, kad ar gerai aš ką nors. Parvažiavus į namus, aš tai griebius medicinos enciklopediją. Ir skaitau tada. Sekdavau visą medicininę literatūrą. Baimės daug. Tik nustatai ligą, pasakai žmogui, jeigu bus blogai, tik ateikite vakare, ar bet kada, ar naktį, visada kreipkitės, kad yra negerai. Ir ant rytojaus bėgi pažiūrėti, ar yra gerai. Klampodavom po purvynus, po 7, po 8 kilometrus. Išmokau su motociklu važiuoti. Į koją buvau dar nusideginusi. Karjeros pradžia tai pėsčiom. Pėsčiom tenai, tik tai kada ligoniai būdavo, tada duodavo mašiną nuvežti. Tada jau ir tą ligonį iki Kuršėnų, mes priklausom Kuršėnų. Kuršėnuose ir gydytojai mūsų yra, tai ten ir veždavom į Kuršėnų ambulatoriją. Felčeris kaime yra, kaip liaudis sako, visų galų meistras. Tai jis turi būti ir terapeutas, ir chirurgas, ir ginekologas, ir vaikus mokėti, ligas vaikam nustatyti. Na ir labai geras psichologas. Juk į medicinos punktą žmonės gali kreiptis ir dieną, ir naktį. Ir tu turi išklausyti ne tik, kad kuo žmogus serga, bet ir jo visas šeimos bėdas, o kartais ateina ir tiesiog pasigirti, Dieve, kaip man gera. Kokie vaikai užaugo, kur išvažiavo, kur kas yra. Viską turi išklausyti ir tai arba reikia padėti, patarti gydomajame darbe, ar tik tai padėti žmogui užuojautoj ar šiaip. Tokių medicinos punktų Lietuvoje buvo daugiau nei 1000. Kaip rašo žinynai, medicinos punkte dirbantis felčeriai teikia medicininę priežiūrą, pirmąją medicinos pagalbą, slaugą namie, akušerinę priežiūrą ir aprūpina vaistais. Suskaičiavome, jog bene 10 specialybių telpa šiame žodyje. Reikėdavo medpunkte ne vien tik tai, kad gydomasis darbas. Reikėjo tikrinti fermas kiekvieną mėnesį, vieną kartą. Reikėjo tikrinti valgyklas, parduotuvės, sanitarinį stovį, rašyti aktus, ruošti sanitarinį draugovę, kuri Respublikoje 2 vietą turėjom Naisių sanitarinę draugovę. Žodžiu, darbo kaime yra labai daug. Anksčiau mes sekdavom nėščias moteris, ne tik tai, kad ligonius atleisdavom. Nėščią moterį nusiunti pas ginekologą, nustato nėštumo laiką ir tu toliau seki tą nėščią moterį iki dekretinių atostogų. Man vieną kartą Šelvenuose dirbant, sakykime, viena nėščia moteris pradėjo gimdyti. Ir buvo žiema, staigiai pasakė, Jėzau, jai labai blogai. Aš greitai į guminius batus
su kaproninėm kojinytėm įšokau, nes galvojau iki Šakynos, tada buvo dar ten gimdymo toks skyrius, ten buvo ligoninėlė nedidelė. Ir galvoju, iki ten man svarbu dasikapstyti, o daugiau jau man viskas gerai. Ką jūs manot, mums įgriuvo ta mašina, kuri veža į sniegą, tada ieško žmonės arklio jau kad pakinkėti ir su arkliu, kol nuvažiavom, nei aš jutau, kad man kojos skauda, nei man nieko, man svarbiausiai buvo patekti kuo greičiau ten. Patekom ten, jaučiasi vaikas nori mums kūdikėlis gimti ir niekaip nieko nesigauna. Ir tada gerai, kad greitoji dar suspėjo iš Šiaulių, tai buvo ten, kaip čia patologija gimdymo takuose ir vos išgelbėjom. Tai tas buvo toks pats sunkiausias, ilgiausiai įsimenantis toks dalykas. Ponia Birutė negali suprasti vieno, kam šiais naujais laikais reikėjo seną specialybę lengva ranka išbraukti. Mus perkrikštijo į slaugytojas. Jūs matote ligoninėse, aš nesu girdėjus, teko man ir ligoniniai gulėti ir viską, ir aš nesu girdėjus, kad ligonis sakytų seseliai, slaugytoja, gali paduoti, slaugytoja, ateikit pas mane. Tas nesvarbu, kaip tave vadina, aš taip įsivaizduoju, tave bet kuo gali pavadinti, bet tik tai tiek, kad tas toks įsireiškimas, kaip gražu, sesutė, būkit gerutė, paduokit, sesutė, ateikit, artin paduokit. Ir dabar kam tie pavadinimo keitimai, kam tie mūsų tų visų valdžios atstovų ieškojimai to, ko nereikia ieškoti. Geriau ieškoti to, ko ir sakykime, aš baigiau felčerę, o pabaigiau darbą slaugytoje. Dabar, man atrodo, tokie felčeriai gal ir neberuošiami. Kaime šito nieko nesigauna. Kaime tu turi būti, labiau turbūt apsišvietęs. Daktarė. Taip ją vadina žemiečiai. Nors jau 3 metų nebedirba, sako, jog Lietuvos kaimai išgyventų labai didelę skriaudą, jei tokių ambulatorijų nebeliktų. Juk daugelyje miestelių jos jau uždarytos. Jeigu jūs norėsit į namus kokius nors nueiti, kiekvienas žmogus jums pasakys, kaip yra reikalingas kaime medicinos punktas. Labai skauda, ar vaikštot jau nors kiek? Nevaikštų. Ir kaip jūs sakot, ar reikalingas kaime punktas, ar nereikalingas? Kaip jis bus nereikalingas. Aš taip ir sakiau, kad reikalingas. Ir taip nyksta kaimai. Ir sako, oi, čia jaunimas išvažiuoja. Aš jums kaip pavyzdį daviau, kad jeigu nori, tu gali prisitraukti to jaunimo. Ir tas jaunimas čia lieka. Anksčiau buvo taip Lietuvoje. Kuriama, statoma, daroma, kad tik žmogui būtų geriau. O dabar yra taip, kad valstybės vadovai leidžia savus įstatymus. Bet gyvenimas tai rašo savo įstatymus. Juk reikia stengtis, kad tik žmogui daryti geriau. Jeigu tu paimsi ir pasielgsi, kad žmogui būtų geriau, jis tau 10-eriopai atidirbs. Ir tavo ta valstybė turės daugiau naudos iš to. O kad dabar yra vis naikinama. Senam žmogui nereikia medpunktų, vaikam, kad mokyklos būtų toli. Širdis skauda, sako Birutė. Tai, kas nuo nulio sukurta, turi likti žmonėms. Yra čia Naisiuose medpunktas. Jo atstumas nuo Meškuičių yra 8 kilometrai. Dabar tuos 8 kilometrus, juk ne kiekvienas turės ar samdytis transportą nuvažiuoti, ar ką daryti, tai yra čia jau taip, ne taip, kad paėmei ir nulėkiai. Na ir va. Ir kodėl dabar nenorėti, kad kaimuose būtų felčeriniai, akušeriniai punktai? Dabar sako, dabar viskas greitosios, viskas ten yra, greitai atvažiuoja. Taip, anais laikais greitai sulaukdavom per valandą, tai jau gerai. Būdavo ir 2 valandos, kol atvažiuoja visaip. Tai ieškodavom iš ūkio transportą, veždavom tos ligoniukus viską. Dabar atvažiuoja jin labai greitai, per 20 minučių atlėkia ta greitoji. Bet jinai, kai atvažiuoja, apžiūri tą ligonį, jeigu jis yra silpnas, sakykime, reikalingas ligoninės gydymo, jį išveža į priėmimo skyrių. Jeigu ne, jam suleidžia vaistelius ir sako, prašom kreiptis į šeimos gydytoją. Ir pasaka nuo pradžios iki galo. Bet grįžkime prie šviesių dalykų. Naisiai sovietmečiu buvo vienas geriausių Lietuvoje ūkių. Čia gyveno daug jaunų šeimų, žaliavo pievos ir Birutė pasakoja, ypač dažnai atskrisdavo gandrai. Norėdamas, kad ūkyje būtų daug jaunimo, kad atskristų labai dažnai gandrai, kada gimsta 1, 2 vaikas, tokią pašalpą skirti 400, 3, 4, 800, o 5 ir daugiau 1500. Tada gandrų, kai atskrisdavo labai dažnai, 19 tai jau mažai, 25, 26 kartai per metus. Tai buvo toks gimstamumas kaime.
Birutė Liaudanskienė rami po savęs palikusi pamainą. Nu, Audrutė, kaip sekasi? Neblogai. Neblogai. Ar daug ligoniukų būna per dieną? Tai yra žmogus, na, sakykime, tai toks, kuris myli žmonės, kuris myli ligonius. Na ir esu labai patenkinta, kai jinai dabar jau čia dirba. Labai gerai, kai tu pats matai, kas tai per žmogus, kaip jis į žmonės dirba. Daug metų praėjo, kai jauna diplomuota felčerė 1959-aisiais atvyko į kaimyninį kaimą ir pritapo šiame krašte. Daug kas pasikeitė. Išaugo jos akyse, kaip jis sako, net 5 kartos. Ir savi vaikai, ir net anūkai jau išaugo. Kai pradėjau dirbti, tai aš, sakiau, žinių turėjau daug, bet labai baimės daug ir labai stengiausi, kad nesuklysti, kad tiesiog drebėdavau galvodama, kad tik būtų gerai, kad tik būtų gerai. O dabar aš prieš padirbus tiek metų, aš jau buvau biškutį pasikauščiusi. Gydytojas priskiria vaistus, reikia statyti lašelinės, reikia vaistus leisti. Aš net neįsivaizduoju, kodėl yra ir daugiau panaikino tų punktų. Ir įsivaizduoju, kad čia nereikia. Reikia, kaimui būtina. Galų gale tai medikas, taigi dar kaime kaip ir šviesulys.